Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, sveikas Augi. Sveiki žiūrovai. Mūsų šiandien idėja kokia? Paimti rankas pačius lengviausius įrankius ir paimti pačius mažiausius masalus, Lucky Johną. Kodėl? Todėl, kad ešerių metas, pavyzdžiui, ežeruose, mariuose, didelėse upėse dar tik prasidės. Nors jau po truputį žmonės gaudo, bet aišku, tam reikia valčių, kelionių ir visa kita. O Lietuvoje begalė štai tokio dydžio upių. Šešupės, Ventos, Nevėžiai, įvairiausių Mūša, kitų upių aukštupėrijos dažniausiai būna apžėlusios štai taip. Ir žvejoti atrodo jose lyg ir neįmanoma. Mes labai užsicikliname ant kažkokio tai vieno masalo, guminuko, tarkim, kurio žvejojam rudenį, kai nukrenta ar ne žolės, arba žvejojame pavasarį, kai žolių nėra. O būtent yra alternatyvos, labai daug pačių vairiausių mažų masalų ir šiandien mūsų tikslas small game. Tai yra maži masalai. Nemanau, kad žuvis bus pačios didžiausios ar ne, Eugenijau, nes tam ir vadinasi small game. Taip, bet galim drąsiai sakyti, rockfishas yra dar small game iškesnis. Nes jeigu japonai gaudo tokias va žuvytės ir ten Va, o mes tikimės, kad turėsim gerą laiką, pasivaikščiosim, pabraidysim, metas pakvėpuoti, be valčių. Be kažkokių tai super duper kažkokių tai daiktų. Tiesiog eisime, brysime, ieškosime žuvies ir apie tai jums pasakosime. Gražus pasivaikščiojimas rudenėjančioje upėje. Tiesa, sveikinu su prasidėjusiu rudenį. Gerai, kai yra didelis ir ilgas, jis visą laiką išbando gilį, man ten verta bristi ar aš ten nuskęsiu. Žvejyba nedidelėse upėse, kurios per vasarą labai užžėlę ir nėra gilios, iš tikrųjų pakankamai įdomi ir egzotiška. Čia visada yra žuvies. Vis dėlto upė yra gyva, tekančios srovės ir begalė žolynų, kur žuvis gali pasislėpti. Tai tos vietos, kur iš tikrųjų verta atvažiuoti ir aplankyti. Tuo labiau, kad mes įsivaizduojame, kad ten, kur žolės, ten, kur seklai žuvies nėra. Ne. Ypatingai rudeniop, tokios upės atsigauna ir juose pabraidyti ir paieškoti žuvų labai nedidelėme iki kelių, kaip matote, gilyje. Išties smagu. Tuo labiau, kad čia niekada negali žinoti, kokio dydžio ir kokią žuvį pagausi. Ir pirmoji Eugenijaus iškirsta lydekėlė, tai tik įrodymas, kad šiandien mūsų laukia siurprizai. Nors nedrąsiai bridome į upę, nes buvo daug lietaus ir upė, kaip matote, pakankamai ruda. Tačiau, pakalbėję ir protingai pasirinkę masalus, apie kuriuos šiandien sužinosite, galvojame, kad tik aktyvus masalai gali tokiame vandenyje sujaudinti žuvį. Ir Eugenijos šiandien tikslas išbandyti Lucky John su kriukės, o mano tikslas, kaip visada, pagaudyti vobleriais, einant pasroviui. Iš ties smagu ir gražu rudenį, gali ant tų upių šlaitų, kur dabar jos labai retai lankomas meškeriotojai, rasti begalę pačių vairiausių grybų, gerai praleisti laiką ir žinoma turėti visai neblogų kibimų. Tai labiau, kad gaudant labai lengvai žuklės įrankiais, labai jautriais, kiekviena žuvis, kad ir nedidelė, palieka labai gražių emocijų. Čia vadinasi small game ir small game čia jau štai toksai bonusas iš tikrųjų. Nes jeigu mes drąsiai sakytumėm, ką daro japonai, ar ne, gaudydami tokią žuvytės ir vadintų tai rockfishingu. Arba ten delno dydžio, mačiau Ramonas prisifotkinęs kažkur tai Arabų Emiratais. Tai čia jau bonusinė žuvis mažam žaidimui su mažais masalais. Man patiko, kova buvo labai gera. Ir aišku, man labai patiko kotas. Aišku, apie jį aš toliau paleidžiam šitą gyventi, kuri davė mum emocijų gražių. Jich. Bet viskas vyksta, kaip ir žadėjom.
Va. Small game'as vyksta visų pajėgumu. Visai džiaugsmingos žuvis, kad ir nedidelės, bet gaudyti liaunai žuklės įrankis, apie ką aš jau sakiau. Ir gaudyti nedideliais masalais, tai yra kažkas tai tokio. Aš senai buvau, iš tikrųjų, tokiai žvejyboj, per savo tas varžybas. Jeigu rimtai kalbėti apie spiningą ir apie didelės žuvis, mūsų dar laukia ilgas ir nuobodus ruduo, kur mes tikrai gaudysime įvairiausiais guminukais ir giliuose vietose, ir srovėse, ir didelėse upėse. Tačiau mažos upės, jos turi savo egzotikos, norite, nenorite, ir to labiau, kad, kaip jau sakau, niekada nežinai, kokio dydžio čia gali užkibti žuvis. Nors, žinoma, mes įsivaizduojame, kad mažos upės, maži masalai turi jaudinti visai mažas žuvis, bet gaudant planais valais ir nedideliais masalais kiekviena žuvis palieka puikių ir gražių emocijų ir kovas. Tokios srovėje, iš karto galiu pasakyti, kad štai tokia lydekėlė yra kur kas stipresnė nei žvejojant tvenkinyje galingais šukliais įrankiais. Ir jau ją traukti ir yra ką veikti, ir kovoti yra ką veikti, ir aišku, adrenalinas skiriasi, tai yra svarbu. Kom smagus šitie masalai, hairos, tai yra, kaip jau sakiau, vieni mano mėgstamiausių šapalų žvejybai, būtent tokiose upėse žvejybai, kad wobleris agresyvus, mikrokrenkas, bet jis dirba tikrai labai idealiai. Labai galim pademonstruoti, pavyzdžiui, kai yra štai tokia srovė, nuėjimas srovės, net nereikia dirbti ryte. Pavyzdžiui, permeti į woblerį vieną pusę ir laikai kotą. Ir galite atkreipti dėmesį į kotą, kaip wobleris gražiai dirba. Aš jo net netraukiu, nei jisai šoka į paviršių nieko, jis tiesiog nešamas su srove, kotas idealiai rodo woblerio darbą. Ir net nereikia vynioti rytis. Kol wobleris nepriplauks iki pat kranto, gali taip ramiai bėguoti jau. Ir žinai, kad tavo wobleris dirba ir kad jeigu ten yra žuvies, ją būtinai išprovokuos. Žuvies nėra. Prasideda lietus. Aš nežinau, kas yra, kai tik filmavimas, tada lietus. Kai tik tai nėra filmavimo, saulė šviečia, visi eina į pletą. Upė judėti reikia. Reikia judėti ir ieškoti numanomų nedidelių pagilėjimų, tiesiog šlaitų, prie žolių kritimo, arba net rasti nedidelės sietavos, kuriuose gali stovėti žuvis. Ir tokia upė tikrai verta pagalvoti apie tai, kad galite sugauti ir ne vieną kitą egzotišką žuvį. Ne tik lydekos ir ešeriai čia, kaip matėte, mums kimba, ir yra upė, kuriuose gyvena upėtakiai, štai mano draugai, taip pačioje Dubysoje, labai smagiai kartais žvejodami šapalus, lydekas ir ešerius sugauna ir upėtakių. O šapalas tai dar vienas nedidelis bonusas žvejojant laitų. Va, tokiam neskaidriam vandenį negalvojau, kad paims ir šapalas, bet idėja pasiteisino kokia, kad įsidėjau šiek tiek gilesnį variantą woblerio. Kaip matote, liežuvėlis yra gilesnis, wobleris tas pats, haira, mano mėgstamasis, spalva šiek tiek kitokia ir jis tapo giluminis. Ir iš karto atsiliepia žuvis, vadinasi, žuvis nestovi paviršių, neseka paviršiaus, nes vanduo nėra skaidrus, jinai daugiau maitinasi nuo dugno ir automatiškai woblerį mes paduodam prie dugno ir štai toks grožis. Koks įpiktas. Klasikinė vieta. Negalvojau, kad čia tikrai iškips šapalas, bet matosi nuėjimas ir išėjimas to žalytės į sėklių. Ir ten tiesiai tam siauram koridoriui jisai budėjo, kažkodėl jis sunervavo mūsų wobleris ir viskas gerai. Smagu šitas smalgėjimas, aš galvojau, kad bus prasčiau. Bet mes čia labai gerai smaginamės. Ačiū ir Eugenijus, žuvis įvairios, kimba jos svarbiausiai. Ir gaudyti tokiais lengvais įrankiais, nedideliais Lucky Johno masalais, tai super. Rekomenduoju visiems dabar
įlysti į tokias upes ir turėti žiauriai gero malonumo. Nu va, tokia linksma pradžia mūsų pasivaikščiojame, tuoj darysim pertrauką. Eugenijau, viskas tvarkoja, ar ne? Viskas tvarkoja. Svarbiausiai pabandžiau kotą, kurį buvau nusižiūrėjęs. Čia jau ne tas ultralaitas, čia mūsų craft laitas. Nuo 5 iki 15 aš taip numačiau, kad jisai galėtų tikti, sakykime, toks universalus kotas. Gaudyt šapalam, gaudyt su kriukėmis, gaudyt mažom blizgiam. Vobleriukais irgi Vobleriukais, jo, tokiais, sakykime, būtent nuo 5 gramų. Toks labiau universalus, neblogai tiktų, manau, Nemunėno dambo gaudyt. Šapalus, ar ne? Šapalus, jo, būtent tokiais ir gaudo. Pakankamai galingas, žuvį puikiai laiko. Taip trumpai, tikrai rekomenduoju tiem, kurie ten nesispecializuoja. Twitching'e, jig'e, bet, nori kažkokio universalaus. Jo, aš noriu pasakyti, kodėl mes šiandien pasirinkom tokius masalus. Iš pradžių buvom šokiruoti, nes vanduo pakankamai neskaidrus. Iš tikrųjų, netgi tokiu vandeniu, toks koks normalus muselininkas nelįstų, ne į vandenį. Ko gero, kad Va. ne. Ir šiandien mūsų pasirinkimas, kaip matėte jau laidoje, ko gaudome, tai yra agresyvus masalai. Eugenijus dirba tik su kriukėm ir toliau dirbs. Aš dirbu mažaisiais mikrokrenkais, hairom. Ten, kur reikia man giliau skandinti, aš imu ilgaliežuvį, jisai labai gražiai neria. Ten, kur reikia praeiti paviršium, kur yra negilu arba išlindusios žolės, aš imu visiškai paviršinį masalą. Aišku, čia tiktų praktiškai visi Lucky John'o variantai, kaip anyra, bet jie nėra agresyvūs. Ir šiandien prie tokio vandens mums tikrai reikia agresijos. Jeigu būtų skaidru, aš gaudyčiau visai neagresyvių masalų, tokio netgi bandyčiau paduoti twitching'u. Tai va, kotas, kurį šiandien turiu, yra žiauriai geras, man labai patiko. Aš jį dar kol kas testuoju, noriu palaikyti didelę žuvį, bet man daro įspūdį. Vienas iš tokių, kuris lenkėsi į baranką nuo tokio šapalo ar nuo tokios lydekėlės, tai yra kažkas. Gerai, mes darom pertrauką, žiūrėsim, kaip mums seksis toliau. Aš galvoju, kad turim pagauti po vieną kitą ir didesnį žuvį. Manau, dar turim šansą. Dar turim šansą. Sveiki sugrįžę, mes pradedam antrą savo laidos dalį apie mažuosius masalus. Iš tikrųjų įvairiai vadina small game, vadina ultralight. Šiaip iš tikrųjų, jeigu kalbėti lietuviškai, tai žvejyba mažaisiais masalais. Ir tokią žvejybą galima, aišku, daryti ir kažkur tai ežere, sėkliuose, bet upėje, ten, kur yra gyvybė, kur upė yra greita, iš tikrųjų smagu. Ir šiandien mūsų pačioj pradžioj žvejybos šiek tiek tas vandens neskaidrumas šokiravo, bet pasirodo viskas tvarkoja. Masalai aktyvus, aštrus ir mes toliau tęsime šios dienos savo žūklę. Ji pakankamai įdomi, graži, labai lengvais, įrankėliais, pravedimai. Opa. Ir. Va tokių va. Prigaudyti nedideliais wobleriais iš viso galima turbūt 100. Ir jeigu jūs norite turėti daug kibimo ant mažų wobleriukų upėj, kur žuvis yra stiprios, visai smagu, žinok, patikėkite. Pirmoje laidos dalyje mes aptarėm masalus, tačiau, kaip matote, taip yra tam tikrų mano mėgstamos masalų, apie kuriuos mes jau kalbėjom, tai vienas iš jų Lucky John Haira. Bet reikia nepamiršti, kad upė vėlgi yra skirtinga. Vienose vietose reikia ilgaliežuvio woblerio, kad užgilinti. Ir štai priėjus duobę, ten, kur paviršinis masalas praktiškai nedirbo, ir vėlgi, kaip sakau, vanduo pakankamai neskaidrus, giluminis masalas kartais padovanoja smagių ir gražių laimikių. O. Kažkas čia rimtesnio tokio užsikabino mum. Kotas tai į baranką. Oi. Svarbiausia, kad nenukastų, jeigu čia lydeka. Bet jinai prarijusi mūsų visą masalą ir dabar labai gali greitai būti, kad mūsų fluorokarbonas
bus nupjautas, jeigu mes jai labai greitai užatakuosim. Opa. Yra, kokia graži žuvis, ar ne? Su tokia light pinigėliu darbo tikrai ant srovės ypatingai. Nu va, puikios emocijos, žinokit, negaliu. Kaip aš džiaugiuosi, kad šiandien sugalvota buvo įbristi į upę ir gaudyti mažais masaliukais su idealiu tam tinkančiu kotu. Man tai yra kažkas fantastika. Kai tokia žuvis ar ne pagautų čia tų galingų tvičinginį kotų, nu pasidaužė ir viskas, o čia toksai ilga kova, graži, žuvis gražiai, stipri, jinai upė visada stipresnė negu baloj. Trižakiukai tokie, lydeka tokia, aha. Jeigu jūs esate sukriukių fanas ir galbūt vobleriai jums per sudėtingi, tai tokiose upėse labai gražiai galima gaudyti ir sukriukėmis. Tai labai paprastas masalas, nereikalaujantis nei kažkokių tai liežuvių, galvojama apie tai, kaip jį užnerti. Tiesiog masalo pravedimo greitis ir tempas diktuoja, ar jūs norite jį giliau skandinti, vesdamas lėtai, suprasdamas, kad žvejojate duobėje, arba žvejoti labai greitai, vos ne paviršiumi, tada kaip upė yra greitai ir smagi. Na ir žinoma, visada būna tai, kad tokiu masalu netikėtose vietose susidomi ir egzotika. Graži žuvis, graži kova ir tai tik įrodymas, kad mažose upėse gyvena ne tik mažas žuvis. Nu va, mes labai gražiai pabaigėm šiandien žūklę. Labai gražus salatis buvo. Sveikinu. Reta žuvis ir tokiais įrankiais gaudoma, visai netradicinė. Nu, kaip ir nebloga lydeka irgi tiesiog. Spiningų mano pirmas. Aš tai iš viso su šito, kaip į baranką sulenkė tą lydeką. Super. Tai va, galim rezimuoti, kad viskas įvyko ir nepamirškite mažų upių. Iš tikrųjų, jos yra gražios ir ten, kur negalit praeiti gumom, neįsivaizduokit, kad tik ant gumų kimba. Galima gaudyti tikrai mažaisiais Lucky John masalais ir puikiai leisti laiką. Na, artėjant lašišų sezonui, reikėtų pagalvoti apie tinkamą aprangą. Ir norėčiau akcentuoti be detalių, kodėl reikia tokių kvėpuojančių britkinių. Todėl, kad mes matei, kiek reikia vaikščioti. Iš tikrųjų... Kratai, šlaitais. Jo, ir jeigu tu būsi su guminiam britkelniam, sunkiom, kurios dažniausiai būna dydžio netokio, kokio tu nori. Žodžiu, nesigaus lašišų žvejyba, mes galim drąsiai sakyti. Nes aš pats esu vaikščiojęs, tas lašišas gaudė šlaitais, ten laiptais kažkokiais. Jeigu įsibrisi vienoje vietoje, Nemune, okei, gali. Bet principė tai yra patogumas, lengvumas, avalinę pasirenki savo pagal dydį, kuris tau tinka ir gali eiti kelis kilometrus, keliasdešimt kilometrų, jeigu reikia. Ta prasme, tu jautiesi tiesiog kaip su paprastais rūbais. Ir tai yra pagrindinis tavo privalumas, plius, kad iškvėpuoja, tu ne taip kaisti. O aš dar kartą noriu visus pasveikinti su prasidėjusiu rudenį. Rudenį jūsų laukia vėlgi toliau renginiai tęsiasi Lietuvoje. Ir dabar noriu pasiūlyti jums du puikius renginius, žinoma, žūklės varžybas. Vienas, kurį organizuoja žvejų tribūna ir tai yra labai egzotiškos varžybos, kur plekšnės gaudomos naktį.
tai yra Neringos paplūdimy, susirenka meškeriotojai ir gaudo plekšnės. Naktį galų gale pagauna tik 5 plekšnės, nereikia gaudyti 150. Bendras svoris praktiškai nieko neįtakoja, svarbiausiai plekšnės dydis. Pagaunat 5 plekšnės ir galite laimėti begalę pačių vairiausių prizų. Tai jau tradicinės tapusios varžybos ir būtinai tie, kas mėgsta gaudyti plekšnės nuo kranto, apsilankykit, nes jos dabar jau pradeda kibti. O rugsėjo pabaiga bus pats tas metas, kai tos toros geros plekšnės ims. Ir dar vienos žuklės varžybos, tai Kintų taurė, jinai toliau tęsis, nors atrodo, kad jau jin turėjo būti pasibaigusi, nes buvo planuoti 3 renginiai, tačiau visi dalyviai, kurie prigaudė ten begalę tų tonų karpių, nusprendė, kad reikia dar finalinio etapo. Tai finalas Kintuose, kapokitės, gaudykit rudeninius karpius, jie turėtų būti dar patys stipriausi ir įdomiausi. Nu, dabar viskas. Ačiū Eugenijau tau už kompaniją. Labai džiaugiuosi, kad moki gaudyti mažai žuklės įrankiai. Subtilumo yra. Taip, panašu kažkas į muselinę. Viskas šiandien. Nepamirškit mažų upių. Nei žvyno, nei degos, lygiai po savaitės. Laidą pristato Salmo, didžiausios žuklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.